Piramidės, jų kilmė ir paskirtis. Andrėjaus Sklerovo knyga Piramidės, jų kilmė ir paslaptis. Audio ir video formatu. Jūsų dėmesiui pristatau sekančią Andrėjaus Skliarovo knygą. Kuo ypatingos šio autoriaus knygos? Asmeniškai man patinka knygos autoriaus alternatyvus, šiuolaikiškas ir nešališkas faktų dėstymas, kurie paremiami konkrečiais pavyzdžiais. Aplamai man autoriaus dėstomos mintis beveik atitinka mano požiūrį į mus supantį pasaulį. Įvadas. Tūkstančius metų milžiniški akmeniniai statiniai Gizos plinaukštėje Egipte tiesioginė prasme žavėjo tuos, kurie juos matė savo akimis. Žiūr 1C paveikslą. Ir nenuostabu, kad didžiausia iš jų, vadinama Didžiąja piramidė, buvo įtraukta į 7 senovės pasaulio stebuklus. Nepaisant to, kad Egiptas yra gana seismiškai aktyvioje zonoje, o žemės drebėjimai čia nėra reti, Gizos piramidės nepajudinamai stovi savo vietoje, kaip tylus paminklas savo kūrėjų didybei. Ir jei jos kaip nors ir nukentėjo savo egzistavimo metu, tai ne nuo stichijų, o nuo žmonių rankų, kurie arba išardė piramidžių apdailą statybinėms medžiagoms, arba išmušė skylės akmens masyve ieškodami mitinių lobių, arba net sprogdino jas dinamitu, ieškodami paslėptų kambarių ir archeologinės šlovės. Susidomėjimas Gizos plinaukštės piramidėmis tikriausiai niekada neišnyks. Jis tik šiek tiek atslūgdavo tam tikrais laikotarpiais, kad vėliau sugrįžtų su nauja jėga. Ir mažai tikėtina, kad atsiras keliautojas, kuris atsidūręs šiuose vietose, nesistengtų paliesti jų akmeninius blokus. Napoleonas sutelkė mokslininkų armiją moksliniams Gizos plinaukštės tyrimams, masonai pasirinko piramidę kaip savo slaptos ložės simbolį, o visokio plauko mistikai ieško galimybės prisijungti prie kosminių žinių arba pasaulio energijos srautų. Ir paprasti žmonės dažnai žavisi šių didingų statinių paslaptimis ir myslėmis. O 20 amžiaus pabaiga, 21 amžiaus pradžia galima pavadinti tik susidomėjimo piramidėmis bumu. Ne tik milžiniški statiniai Gizos plinaukštėje, bet ir pats žodis piramidė tiesioginė prasme pritraukia daugybę įvairiausių žmonių dėmesio. Kas šiuose akmens milžinuose traukia žmonės? Griežta ir visiškai nepraktiška geometrija, didžiulis blokų svoris ir pačių piramidžių dydis vis dar turi šiokio tokio absurdo. O istorikų siūloma piramidžių statybos versija, viską aiškinanti intensyviu didžiulės egiptiečių armijos darbu su pačiais primityviausiais įrankiais, faraono šlovės ir didybės bei jo sielos pomirtinio egzistavimo labui, tik dar labiau sustiprina absurdiškumą bendrame paveiksle. Ir nenuostabu, kad visais laikais buvo pateikiamos pačios įvairiausios, kartais labai fantastiškos, senovės piramidžių sukūrimo ir paskirties versijos. Tokios versijos pasirodo ir dabar, o tai daugiausia lemia nuolat didėjantis randamų piramidinių statinių skaičius. Vien Egipte dabar yra daugiau nei 100 piramidžių, nors ne visos jos išlaikė savo formą. Daugelis jų labiau primena purvinas ir iškastas, plėšikų ir archeologų kalvas, o iš kai kurių išlikusios tik požeminės senovės statinių dalys. Mesopotamijoje, tokių šiuolaikinių šalių kaip Irakas, Iranas ir Sirijo teritorijoje, rasta 10 vadinamųjų zikuratų, laiptuotų statinių, palaipsniui siaurėjančių į viršų. Mezoamerikoje piramidžių taip pat skaičiuojama dešimtimis, tačiau tikslus jų skaičius vis dar nežinomas. Vietinės džiunglės slepia daugybę senovinių statinių. Ir laikos nuo laiko pasirodo pranešimų apie čia atrandamas naujas piramidės. Kinijoje rastas didžiulis skaičius, daugiau nei Egipte, dirbtinių piramidės formos statinių. Piramidžių yra ir Pietų Amerikoje, Peru teritorijoje. Įvairaus aukščio ir tobulumo laiptotos konstrukcijos buvo rastos Ekvadore, Vietname, Korejoje, Kambodžoje ir net Atlanto ir Ramiojo vandenynų salose. Kol kas yra nepatvirtintų pranešimų apie mažus piramidės formos statinius atokiuose Altajaus kalnų regionuose. Šių senovinių statinių tyrimais užsijama ne tik archeologai, bet ir daugybė entuziastingų mėgėjų. Tačiau nepaisant šios didžiulės tyrėjų armijos pastangų, vargu ar galima teigti, kad jau priartėjome prie visų su piramidėmis susijusių paslapčių ir paslapčių išaiškinimo. Oficiali versija. Kaip šiandien įprasta manyti, pagrindiniai piramidžių statybos etapai siejami su šiais istoriniais laikotarpiais. 2680 metai prieš Kristų. Faraono Džoserio pastatyta laiptuota piramidė Sakaroje.
2640 metai prieš Kristų. Faraono Sneferų pastatyta piramidė Meidume, Bento ir raudonoji piramidės Dachšure. 2600–2500 metai prieš Kristų. Ketvirtos dinastijos piramidžių statyba Gizos plynaukštėje ir Abu Roaše. 2500–2200 metų. Egipto faraonų 5 ir 6 dinastijų piramidžių statyba. 1990–1780 metai prieš Kristų. Antrasis piramidžių statybos bumas 12 dinastijos faraonų valdymo metu. Tretiemis antriems tūkstantmečiai prieš Kristų. Zikuratų statyba Mesopotamijoje. 700 metų prieš Kristų, 300 metų po Kristų. Meroitų piramidės formos kapų statyba. 500 metų prieš Kristų, 250 metų po Kristų. Teotihuakano civilizacijos Meksikoje klestėjimo laikotarpis. Saulės piramidės statyba ir Menulio piramidė. Piramidė Čiololoje. 200 metų prieš Kristų, 900 metų po Kristų. Kinijos piramidžių statyba. 400–1000 metų po Kristų. Majų civilizacijos klestėjimo laikotarpis. Piramidžių Palenkėje ir Jukatane statyba. 900–1500 metų po Kristų. Piramidžių sukūrimas šiuolaikinės Peru teritorijoje. Iš karto pastebime, kad nurodytos datos minimos akademiniuose leidiniuose, žinynuose ir istorinėje literatūroje. Tačiau daugelis vadinamųjų alternatyviųjų teorijų atstovų nesutinka su šiuo datavimu ir kartais senovės statinius laiko esančius daug senesniais. Bet apie tai pakalbėsime šiek tiek vėliau. Šiuolaikinių istorikų nuomonė, pirmosios piramidės senovės Egipte atsirado beveik pačioje Egipto civilizacijos aušroje ir jos buvo sukurtos kaip šalies valdovų, faraonų, kapai. Norint suprasti labai ilgą laikotarpį, per kurį egzistavo Egipto civilizacija, įprasta ją skirstyti į faraonų dinastijas. Kiekviena dinastija prasidėjo nuo ryškaus lyderio, kuris išsiskyrė dėl kai kurių savo asmeninių savybių ar darbų pasirodymo. Tokio skirstimo tradicija kilo iš senovės graikų istoriko, kuris taip pat buvo Egipto kunigas, Maneto, kuris sudarė senovės Egipto istorijos aprašymą, kuris iki mūsų dienų išliko tik kelių fragmentų pavidalu. Laikas iki faraono paprastai vadinamas iki dinastinių laikotarpių. Taigi iki dinastinių laikotarpių mirusieji buvo tiesiog nuleidžiami į smėlyje iškastas duobes, o pirmųjų dinastijų laikotarpių atsirado specialūs namai po gyvenimo, mastabos, panašios į kapo trapecijos skerspjūviai. Pirmieji faraonai taip pat statėsi savo mastabas. Seniausios karališkosios mastabos, datuojamos pirmosios dinastijos laikais, buvo statomos iš molio ir arba upės dumblo nedegtų kietų. Vėliau statybose pradėtas naudoti akmuo, dažniausiai kalkakmenis. Antžeminėje šių pastatų dalyje buvo maldos kambariai ir kambariai su laidojimo inventoriumi, o požeminėje dalyje pačios laidojimo kameros. Jos buvo statomos Nagada ir Abidos miestuose aukštutinėme Egipte, taip pat Sakaroje, kur buvo įsikūręs pagrindinis Memfio pirmųjų dinastijų valdovų sostinės nekropolis. Tačiau trečios dinastijos faraonas Džoseris dėl kažkokių priežasčių nusprendė vieną ant kitos sudėti keletą mastabų. Taip atsirado Sakaros laiptuota piramidė, kurią istorikai laiko pačia pirmąją Egipto piramidę – Žir-Duce pavada. Laiptuota piramidė supa visas kompleksas – didelė religinių pastatų grupė, kurios paskirtis ne visada aiški. Komplekso architektų laikomas Imhotepas, legendinis, bet kaip pasirodo gana realus asmuo, kuris vėlesniais laikais už daugybę nuopelnų buvo pagerbtas net pakilėjant iki deivybės rango. Tuo metu akmens statyba tik buvo pradėta įvaldyti ir daugelis komplekso pastatų detalių atkartoja medinius prototipus akmenyje. Kai kuriuose vietose sienos dekoruotos plytelėmis, imituojančiomis nendrių kilimėlius, kurie dažniausiai buvo kabinami namuose. Net akmeninės lubos buvo pagamintos medinių sijų pavidalu. Manoma, kad staigus statybų pakilimas įvyko trečiosios ir ketvirtosios dinastijų sandūroje, senosios karalystės laikotarpio pradžioje. Šį pakilimą žymėjo piramidės Meidume statyba, kurios aukštis jau siekė 94 metrus, 1,5 karto daugiau nei laiptuotos piramidės Sakaroje. Dėl priežasčių, kurių egiptologai iki šiol nesupranta, faraonas Sneferu atsisakė laiptuotos formos ir pradėjo statyti labai įspūdingas naujos konfigūracijos piramidės, kurios turėjo ne laiptus, o lygius šoninius paviršius, todėl buvo vadinamos teisingomis.
Trečiosios dinastijos laiptuotos piramidės, palyginti su Sneferų kūriniais, ėmė atrodyti kaip kaimo pastatai. Su šiuo faraonu piramidžių statyba staiga prasidėjo keistenybės. Be piramidžių formos keitimo, Sneferų vienintelis, neskaitant Amenemhato III 12 dinastijos faraono, kuris vienu metu pastatė 2 piramidės, beveik dvigubai aukštesnės už Džoserio piramidę, Bentą ir raudonąją Dachšūrę. Ir jei sutinkame su jo Meidumo piramidės autorystę, tai jis turės 3 labai įspūdingas piramidės, kaip savo nuopelną. Pagal statybos mastą Sneferų lenkė visus kitus faraonus, tačiau geriausiai žinomas ne jis, o 3 senosios karalystės faraonai, paveldėję Egipto sostą iš Sneferų – Chufu, graikiškai Cheopsas, Chafra, graikiškai Chefrenas ir Menkaure, graikiškai Mikerinas, kuriems priskiriama 3 piramidžių statyba Gizos plynaukštyje. 4 dinastijai priskiriamų piramidžių statyba yra stulbinanti savo mastu. 3/4 visų Egipte per visą istoriją piramidžių statybai naudotų medžiagų atiteko šios dinastijos piramidėms, kai kuriais skaičiavimais daugiau nei 20 milijonų tonų. 5 faraonų dinastija, kaip ir vėlesnė 6, tęsė piramidžių statybos tradiciją. Kitas dalykas yra tai, kad šios piramidės dėl nežinomos priežasties buvo žymiai mažesnės už 4 dinastijos piramidės ir buvo statomos ne iš didelių blokų, o kartais iš improvizuoto, prastai apdoroto akmens ir skaldos. Todėl neįmanoma kalbėti apie sukonstruotų objektų kokybę. Ne vienas iš jų nėra išlikęs originalia forma. Dauguma sugriuvo arba subirėjo. 5 dinastijos faraonai pastatė 5 palyginti mažas piramidės Abusire, maždaug už 9 km į pietus nuo Gizos, ir 3 piramidės Sakaroje. 6 dinastijos laikais Sakaroje buvo pastatytos 4 mažos piramidės, tačiau dabar jos atrodo dar labiau apgailėtinai. Tai žymėjo tikrosios piramidžių eros pabaigą. Nuo tada atėjo gana ilgas jų statybos pertraukos laikotarpis. Savotiškas neramumų metas, vadinamas pirmuoju tarpinių laikotarpiu, kai Egiptas subirėjo ir nebeegzistavo kaip viena valstybė. Šis neramumų metas tęsiasi iki to momento, kai Vidurinės karalystės laikais buvo pastebėtas paskutinis 9 gana panašių piramidžių statybos proveržis. Tuo metu tėvų valdovams pavyko vėl suvienyti šalį. Jie pradėjo 11 ir 12 dinastijas. 11 dinastija valdė Tėbuose. 12 dinastijos metu pagrindinis politinis ir administracinis centras buvo šiaurėje, netoli Fajumimo oazės. Tačiau šio laikotarpio piramidės gerokai skyrėsi nuo ankstesnių. Akmens blokai buvo naudojami tik jų apdailai, o kartais ir vidiniam laikančiajam rėmui, skersai įstrižai. O viduje buvo klojamos molio plytos, nedegtos plytos, arba pilamas paprastas skaldos sluoksnis. Dėl to šios piramidės mus pasiekė smarkiai apgadintos. Tada atėjo dar viena ilga piramidžių konstrukcijų statydos pertrauka. Naujosios karalystės laikais, kai faraonai pradėjo statyti didžiulius uolinius kapus karalių slėnyje vakarinėje Teibų dalyje, mažos piramidės, neviršijančios kelių metrų aukščio, buvo tik aukšto rango statybos vadovų kapų Deir el Medinoje užbaigimas arba kuklus antkapių papuošimas Abidos mieste. Tačiau piramidės kaip karališkojo kapo idėja nebuvo pamiršta. Tokios formos kapai randami netoli 4 kataraktos Napatoje ir 6 kataraktos Merojoje, tolimoje Nubijoje, kuri kadaise buvo Egipto faraonų valdžioje. Egipto užkariautojas ir 25 dinastijos įkūrėjas Pienki 751–716 metai prieš Kristų, dar vadinamas Etiopijos gyventoju, kuriam didelį įspūdį padarė piramidės, buvo palaidotas didingame kape netoli savo buvusios rezidencijos, šalia šventovės Gebel Barkale, kur kyla lieknos piramidės, pirmojo vadinamojo Napatų laikotarpio nepriklausomos Merojitų karalystės 656–295 metai prieš Kristų, karalių kapai. Antrasis panašių piramidžių kompleksas yra Merojoje, naujojoje Merojitų karalystės sostinėje. 295 metai prieš Kristų, 350 metų po Kristų. Šios piramidės turėjo visiškai kitokias proporcijas palyginti su Egipto piramidėmis ir buvo daug mažesnio dydžio. Vidutinis jų pagrindo kraštinės ilgis yra apie 10 metrų, aukštis neviršyje 20 metrų, o sienų kampas 65–70 laipsnių. Kitas būdingas Merojitų piramidžių bruožas
Skiriantis jas nuo Egipto piramidžių yra šių kapų išdėstymas. Jos sugrupuotos į kompleksus ir išsidėsčiusios taip arti viena kitos, kad atstumas tarp jų dažnai neviršyja kelių dešimčių centimetrų. Griežtai kalbant, Meroitų piramidės savo mastu ir stiliumi labai skiriasi nuo savo pirmtakų, kad įprasta analizė ir baigėsi 12 dinastijos piramidėmis. Tokia yra egiptologų pripažinta piramidžių statybos istorija, tačiau daugelis tyrinėtojų abejoja jos patikimumu ir iš savo pusės turi labai rimtų faktų. Abejonės dėl oficialios versijos. Vienas pagrindinių egiptologų, datuojančių Gizos piramidės 4 dinastiją, argumentų yra istorijos tėvo įkūrėjo Herodoto teiginys. Net bandymai iki šiol detalizuoti šią konstrukciją sukasi oficialioje versijoje, remiantis informaciją iš jo darbų. Iš tikrųjų, viskas susiveda į labai trumpą teksto ištrauką, kurioje Herodotas Gizos piramidžių statytojus tiesiogiai įvardyja kaip 4 dinastijos faraonus – Cheopsas, Chafrenas ir Menkauras, cituodamas graikiškas jų vardų versijas – Cheopsas, Chafrenas ir Mikerinas. Štai ką jis rašo apie didžiąją piramidę. Iki karaliaus Ramsinitų laikų, valdant geriems įstatymams, Egiptas pasiekė didelę gerovę. Tačiau jo įpėdinys Cheopsas panardino šalį į nelaimį bedugnę. Pirmiausia, jis įsakė uždaryti visas šventoves ir uždrausti aukas. Tada jis privertė visus egiptiečius dirbti jam. Taigi vieni buvo įpareigoti tempti didžiulius akmenų luitus iš Arabijos kalnų karjerų į Nilą, akmenys buvo gabenami per upę laivais, o kitiems buvo įsakyta juos tempti toliau į vadinamuosius Libijos kalnus. 100 000 žmonių šį darbą atliko nuolat, keisdamiesi kas 3 mėnesius. Išsekę žmonės 10 metų turėjo tiesti kelią, kuriuo šie akmenų luitai buvo tempiami. Darbas, mano nuomonė, beveik toks pat milžiniškas, kaip ir pačios piramidės statyba. Mat kelias buvo 5 stadijų ilgio, 10 orgijų pločio ir 8 orgijų aukščio aukščiausiame taške, pastatytas iš tašytų akmenų su ant jų iškaltomis figūromis. Šio kelio ir požeminių kamerų ant kalvos, kur stovi piramidės, statyba truko 10 metų. Šiuose kamerose Cheopsas pasistatė savo kapą, saloje nutiesęs Nilo kanalą iki kalno. Pačios piramidės statyba truko 20 metų. Ir galiausiai Cheopsas, pasak kunigų pasakojimų, pasiekė tokį bedieviškumą, kad pritrūkęs pinigų, išsiuntė savo dukterį į viešnamį ir liepė jai gauti pinigų, kiek tiksliai kunigai nepasakė. Dukra įvykdė tėvo įsakymą, bet taip pat nusprendė palikti savo paminklą. Paprašė kiekvieno savo lankytojo duoti jai bent po vieną akmenį kapo statybai. Būtent iš šių akmenų, anot kunigų, buvo pastatytas 3 piramidžių, stovinčių priešais didžiąją piramidės vidurys. Jau pačioje pasakojimoje apie didžiąją piramidę pradžioje vyriausiasis istorijos autoritetas daro grubią klaidą. Faktas yra tas, kad kitas Herodoto minimas Ramsinitų vardas yra Ramzis II, todėl Herodotas vadina Cheopsą 4 dinastijos faraonu, 19 dinastijos faraono įpėdinį, dingusių beveik 1500 metų. Istorikai nemėgsta prisiminti šios savo mokslo įkūrėjo klaidos, nors šiuolaikinis moksleivis iš karto gautų dviejetą. Istorikai pasakojimą apie Cheopso dukters prostituciją paprastai laiko tiesioginę spėlionę, kukliai įvardindami tai tam tikrų perdėjimų. Verta paminėti, kad net senovės autoriai labai skeptiškai vertino Herodotą. Diodoras jį apkaltino. Vietoj tiesos jis savo skaitytojams pateikė neįtikėtinų istorijų ir mitų, kad paglostytų jų instinktus. O Liucijanas Herodotą pavadino jį melagiu. Tačiau nepaisant tokių amžininkų apžvalgų ir visų Herodoto pasakojime esančių absurdų, vis dar gausų žmonių, norinčių įrodyti, kad didžiąją piramidę Cheopsas pastatė naudodamas šios senovės graikų istoriko nurodytus metodus ir per nustatytą laiką. Ši piramidė buvo pastatyta štai tokiu būdu. Iš pradžių ji kilo laiptais kaip laiptai, kuriuos kai kurie vadina platformomis arba pakopomis. Paguldžius pirmuosius pamatų akmenis, likusieji platformoms užpildyti buvo pakeliami iš trumpų sijų sukaltų platformų pagalba. Tokiu būdu akmenys buvo keliami nuo žemės iki pirmosios laipto pakopos. Ten jie padėjo akmenį ant kitos platformos. Nuo pirmojo laiptelio jį nutempė ant antrosios platformos, kurios pagalba pakėlė jį iki trečiosios pakopos. Kelimo įtaisų buvo tiek pat, kiek buvo pakopų eilių. Tačiau galbūt buvo tik vienas kelimo įtaisas, kurį pakėlius akmenį buvo lengva perkelti ant kitos pakopos. Man buvo papasakota apie abu metodus, todėl juos ir cituoju. Taigi, pirmiausia buvo baigta viršutinė piramidės dalis.
tada pastatyta vidurinė, o galiausiai apatiniai laipteliai ant žemės. Ant piramidės egiptietiškomis raidėmis buvo nurodyta, kiek ridikėlių, svogūnų ir česnakų suvalgė darbininkai. Ir kiek gerai atsimenu, vertėjas, kuris man perskaitė užrašą, paaiškino, kad buvo sumokėta jiems 1600 talentų sidabro. Jei tai tiesa, tai kiek pinigų buvo išleista geležiniams įrankiams, duonai ir drabužiams darbininkams, nes visų šių konstrukcijų statyba truko 20 metų. Be to, daug laiko prireikė akmenims skaldyti ir transportuoti bei požeminiams kameroms statyti. Daugybė tyrėjų ginčiasi tarpusavyje, naudodamiesi įvairiais skaičiavimais, bandydami įrodyti arba paneigti Didžiosios piramidės statybą 20 metų. Mes nesileisime į dar vieną diskusiją, kuri absoliučiai visa paremta kažkokiomis hipotezėmis ir atviromis spekulacijomis. Galiausiai bet kokie skaičiavimai turi atsižvelgti į realius faktus, į kuriuos mes ir atsigrėšime. Pirma, nepaisant to, kad Didžiosios piramidės statybos problema jau labai ilgą laiką traukia daugybę tyrėjų dėmesį, iki šiol nerasta nei vienos užuominos apie užrašus, kuriuos Herodotas tariamai matė ant piramidės. Jų nėra ir ant išlikusių apdailos blokų, nei ant tų, kurie išsibarstė po plinaukšte, nei ant tų, kurie buvo ištampyti po apylinkės ir panaudoti vėlesniems konstrukcijoms statyti. Be to, žinomose senoviniuose pačių egiptiečių tekstuose nėra nieko, kas sietų faraonus su jų piramidėmis. Pavyzdžiui, daugelyje senovinių tekstų minimas Sneferu, kuriam priskiriama Bento ir raudonųjų piramidžių Dašūrė ir net piramidės Meidume statyba. Vadinama žeme Palermo akmenyje yra informacijos apie Sneferų ekspedicijas už Egipto ribų, į Libaną, Kedro medžio šventyklų ir didelių laivų durims statybai, o į Sinajų, Turkio ir Vario. Taip pat yra informacijos, kad Sneferų pasiuntė karinę ekspediciją į Nubiją. Dėl šios karinės kampanijos daug nubiečių buvo nužudyti ir paimti į nelaisvę. Sinajaus Vadi Magaro slėnyje ant stačios uolos yra Sneferų figūra, nugalinti priešus. Sneferų akryzdas čia netgi buvo rastas ant 2 reljefų, kur nurodyti visi jo titulai, ir jis vadinamas barbarų užkariautoju. Tačiau niekur nėra absoliučiai jokių žinių apie tai, kad Sneferų būtų dalyvavęs piramidžių statyboje. Tačiau toks viso senovės pasaulio rekordas, statybų mastas, negalėjo likti nepastebėtas metraštininkų. Antra, piramidėse nerasta jokių faraonų palaikų. Šiandien visos garsios Egipto mumijos buvo rastos tik požeminiuose kapuose, pavyzdžiui, Karalių slėnyje, vakarinėme Nilo krante, Luksore, bet ne piramidėse. Net kai viešai buvo atidarytas užantspaudotas sarkofagas Sekemcheto Sakaros piramidėje, sarkofage buvo rasta tik tuščia vieta. Yra nuorodų į mumiją, rasta Menkaurės piramidėje Gizos plinaukštėje ir vėliau prarasta. Tačiau išlikusių šios mumijos pavyzdžių radiokarboninis datavimas parodė mūsų eros sandūrą, tai yra 2,5 tūkstančio metų vėliau nei Menkaurės. Trečia, didžiausiose piramidėse stebimos statybos ir akmens apdirbimo technologijos visiškai neatitinka gana primityvaus visuomenės išsivystymo lygio senovės Egipte, iš kurio žinomi tik patys paprasčiausi įrankiai, rodantis paprasčiausias rankinės technologijas. Ir ketvirta, patys egiptiečiai šias piramidės siejo su tam tikrais dievais, labai išsivyščiusios civilizacijos atstovais, kurie valdė Egiptą daugelį tūkstančių metų prieš pirmuosius faraonus. Taigi, anot to paties Maneto, iš pradžių Egiptą valdė 7 didieji dievai, iš viso 12 300 metų. Ptachas valdė 9 000 metų, Ra 1000 metų, Šu 700 metų, Gebas 500 metų, Oziris 450 metų, Setas 350 metų, Choras 300 metų. Antrąją dievų dinastiją sudarė 12 dieviškųjų valdovų, iš kurių pirmasis buvo dievas Totas, jis valdė 1570 metų. Iš viso 19 dievų valdė 13 870 metų. Tada atėjo 30 pusdievių dinastija, valdžiusi 3650 metų. Kartu 49 dievai ir pusdieviai valdė 17 520 metų. Tada 350 metų Egiptas buvo be valdovo. Šiuo chaoso laikotarpiu pasikeitė 7 mirtingieji valdovai. Ir tik tada Menas/Menesas adėjo pamatus pirmajai faraonų dinastijai ir pastatė naują sostinę skirtą dievui Ptachui. Egiptologai priima tik tą Manetono sudaryto Egipto valdovų sąrašo dalį, kuri priklauso dinastiniai daliai. Ir jie linkę neatsižvelgti į ankstesnių valdovų dievų ir pusdievių sąrašą, viską nurašydami kaip Egipto kunigų išradimus ir fantazijas. Tuo tarpu patys senovės egiptiečiai dievus laikė gana realiomis būtybėmis, kurie iš tikrųjų gyveno jų žemėje gerokai prieš pirmuosius faraonus. Pavyzdžiui, senovės egiptiečiai Gizos plinaukštėje esantį kompleksą vadino viešpatės Rostau namais. Tai vienas iš dievo Osirijo titulų.
Jie didžiąją piramidę siejo su Izidės, Osirijos sesers ir to pačiu žmonos vardu. Osirijo valdymo laikotarpis anot Manetono patenka į 10 tūkstantmečio prieš Kristų vidurį. Tai yra mažiausiai 6000 metų iki pirmųjų faraonų pasirodymo. Taigi, kas teisus? Kompleksas Gizos plynaukštėje. Senovės statinių kompleksas Gizos plynaukštėje Egipte yra vienas grandioziškiausių pasaulyje. Be 3 didelių piramidžių yra dar 8 mažesnių palydovinių piramidžių liekanos. 4 netoli didžiosios piramidės, 1 netoli Chafreno piramidės ir dar 3 rytinėje Menkūro piramidės pusėje. Kiekvienos pagrindinės piramidės rytinėje pusėje yra vadinamųjų piramidžių šventyklų griuvėsiai, grandioziniai senoviniai statiniai, kurių kai kurie blokai sveria iki 200 tonų. Šiek tiek toliau nuo piramidžių yra daugybė mastabų, 4-6 dinastijų dignitarų laidojimo vietų, sudarančių 3 nekropolius – rytinį į rytus nuo didžiosios piramidės, vakarinį į vakarus nuo šios piramidės ir pietinį, atitinkamai pietinėje komplekso dalyje. O praktiškai plynaukštės pakraštyje, arčiau Nilo, galite pamatyti unikalią Sfinkso skulptūrą su liūto kūnu ir žmogaus galva. Žiūrėti 3 paveikslėlį. Šalia šios skulptūros yra dar 2 įspūdingų statinių – Sfinkso šventyklos ir granito šventyklos liekanos. Beveik nuo pat Gizos piramidžių mokslinio tyrimo pradžios, Napoleonui užkariaujant Egiptą, kuris pasiuntė didelę mokslininkų grupę tyrinėti senovinius statinius, buvo pradėta abejoti jų statybos versiją egiptiečių 4 dinastijos laikais. Tai tiesioginė prasme paskatino kolosalus pačių akmeninių konstrukcijų dydis. Taigi didžiosios piramidės aukštis siekia 146,5 metro, o pagrindo kraštinės ilgis siekia kiek daugiau nei 230 metrų, o jos svoris vertinamas 6-7 milijonais tonų. Antroji piramidė, Chafreno piramidė, turi šiek tiek kuklesnius matmenis – 143,5 metro aukštį, o pagrindo kraštinės ilgis siekia kiek daugiau nei 215 metrų. Trečioji piramidė, Menkaurė piramidė, jų fone atrodo kaip kūdikis. Jos aukštis siekia 66,5 metro, o pagrindo kraštinės ilgis 104,5 metro, o svoris vertinamas tik 250 milijonų tonų. Senovės egiptiečių, turėjusių tik pačius pagrindinius įrankius ir technologijas, gebėjimas sukurti tokias milžiniškas struktūras buvo ir tebėra pagrįstai abejotinas. O abejonių egiptologų versijos pagrinde yra ne tik įspūdingas pačių piramidžių dydis, bet ir jų konstrukcijos ypatybės. Pirma, pačios piramidės forma neatitiko namui po mirties, kuris labiau atitinka šalia esančias mastabas. Egipte niekada nebuvo statomi piramidės formos namai. Antra, statybose naudoti blokai buvo ne tik dideli, bet tiesiog milžiniški iki 200 tonų. Ir visiškai neaišku, kaip buvo įmanoma rankiniu būdu perkelti tokį krovinį. Be to, tokie didžiuliai blokai matomi ne tik, tarkime, Chafreno piramidės papėdėje, bet ir komplekso teritorijoje esančių šventyklų sienose. Trečia, apdailos blokai, ten, kurie vis dar išlikę, buvo taip kruopščiai nušlifuoti sudedant vienas prie kito, kad tarp jų nebuvo įmanoma įsprausti net peilių ašmenų. Be to, yra aiškių ženklų, kad piramidžių apdaila ant didžiulių nuožulniųjų šoninių paviršių plotai buvo išlyginti po blokų sudėjimo. Tai tiesiog neįtikėtinai sudėtinga užduotis net ir šiuolaikiniams meistrams. Nuo to laiko buvo pateikta daug skirtingų senovės egiptiečių Gizos piramidžių statybos versijų, tačiau abejonės dėl šių versijų pagrįstumo išliko. O 20 amžiaus pabaigoje abejonių ugnį netikėtai pakurstė Sfinksas, stovintis plynaukštėje ir anot istorikų vaizduojantis faraoną Khafrą. Sfinksas yra akmeninė skulptūra su liūto kūnu ir žmogaus galva. Sfinkso ilgis siekia 73 metrus, o aukštis 20 metrų. Tačiau virš plynaukštės kyšo tik skulptūros galva. Jo kūnas sudaro pagrindinį plynaukštės masyvą, kuriame susidarė ypatinga įduba – Sfinksą juostinti tranšėją.
1992 metais geologas Jonas Anthony Westas ir Bostono universiteto geologijos profesorius bei uolienų erozijos ekspertas Robertas Šochas metiniame Amerikos geologijos draugijos susirinkime pranešė, kad meteorologiniai Sfinkso tyrimai jo ištakas nukelia į daug senesnius laikus nei dinastijos. Jis padarė išvadą, kad Sfinkso į jį supančio uolienų dilimo erozija buvo ne vėjo, o smarkių liūčių, kurios jį merkė tūkstančius metų, gerokai prieš Senosios karalystės atsiradimo. Rezultatas. Tiesa ta, kad faraonams pradėjus valdyti, Egipto klimatas jau buvo gana sausas. Stiprus lietus Gizos plinaukštyje baigėsi prieš tūkstančius metų, o vandens erozijos pėdsakai galėjo susidaryti tik tuo atveju, jei Sfinksas būtų pastatytas 10–6 tūkstantmečiuose prieš Kristų, kai Nilo slėnyje klimatas buvo drėgnesnis, tai yra tūkstančius metų prieš faraonus. Kongreso dalyviai, daugiau nei 300 profesionalių geologų, pritarė Vesto ir Šočio išvadoms. Netrukus po to, kažkokiu keistu sutapimu, Egipto senienų komiteto vadovas Zahi Havasas, kuris lydėjo Vestą ir Šočio jiems tyrinėjant Sfinksą ir buvo susipažinęs su jų išvadomis, pradėjo Sfinkso restauraciją. Dėl šios restauracijos beveik visas statulos korpusas buvo uždengtas plitų mūru, o virš mūro kyšančio liūto nugara buvo išvalyta, o vertikalios vandens erozijos vagos tapo beveik nematomos. Tačiau tos pačios vagos išliko nepažeistos ant Sfinkso supančio griovio sienų. Ir jos tebėra matomas įrodymas, kad Vestas ir Šochas teisingai suprato šios statulos amžių. Beje, istorikai jau pusantro amžiaus turi pačių egiptiečių rašytinių įrodymų apie senesnį Sfinkso amžių. 1857 metais Augustas Mariet Izidės šventyklos griuvėsiuose netoli Didžiosios piramidės atrado kalkakmenio stelą. Nors stela datuojama maždaug 1500 metais prieš Kristų, anot Maspero ir kitų ekspertų, yra įrodymų, kad ji buvo nukopijuota nuo senesnės stelos, datuojamos 4 dinastijos laikais. Alternatyvioje literatūroje ji dažnai minima inventoriaus stela arba aprašymo stela. Užrašai ant jos rodo, kad stela buvo pagaminta faraono Khufu įsakymu, siekiant pagirti jo nuopelnus atkuriant Izidės šventyklą. Pirmosios eilutės skamba maždaug taip. Te gyvuoja Chorai Mesdau, aukštutinio ir žemutinio Egipto karaliau. Khufu suteikė gyvybę. Įprastas pasisleikinimas, o tada seka frazė jis rado Izidės, piramidės valdovės namus, šalia Sfinkso namų. Stela aprašo, kaip faraonas Cheopsas vėl atnešė jai, Izidei, auką ir atstatė, pastatė, suremontavo, AS, jos akmeninę šventyklą. Iš ten, anot teksto, faraonas apžiūrėjo Sfinksą ir papasakojo istoriją apie tai, kaip jo laikais į statulą ir netolyse esantį plataną trenkė žaibas. Žaibas nuplėšė dalį Sfinkso galvos apdangalo, kurį Cheopsas kruopščiai restauravo. Tiesą sakant, turime paties faraono Cheopso liudijimą, kad jis nestatė Didžiosios piramidės, o tik atliko jos ir Sfinkso remontą. Pasirodo, kaip ir Sfinksas, kurio statyba priskiriama faraonui Chafrai, kuris valdė ne prieš, o po Cheopso, piramidė taip pat egzistavo prieš Cheopsą ir priklausė deivei Izidei, Osirijos seseriai. Egiptologas Selimas Hasanas 1930-aisiais išvalęs Sfinkso nuo aplinkinio smėlio iš tiesų rado ten įrodymų, kad kai kurias Sfinkso dalis apgadino žaibas. Jis taip pat rado gana pastebimų senovinių remonto pėdsakų. Be to, kaip jis pažymi, į pietus nuo statulos augę platanai buvo datuojami labai senais. Tačiau, jei egiptologai kaip argumentus naudoja kitas stelas, tai aprašymo stela tiesiog paskelbiama klastotė ir ignoruojama. Juk ji ne tik neatitinka oficialios versijos, bet ir tiesiogiai jai prieštarauja. Jei viskas būtų susiję tik su senesniu Sfinkso amžiumi, nebūtų jokių ypatingų problemų. Egiptologai galėtų pripažinti šį faktą. Tačiau faktas yra tas, kad Sfinkso šventyklos esančios priešais šio pabaisos letenas. Sienų statybai buvo panaudotas kalkakmenis iš tranšėjos aplink Sfinksą. Šventyklos sienos anksčiau buvo apklotos didžiuliais granito blokais, sveriančiais 10 ir net 100 tonų, kaip ir šalia esanti granito šventykla. Žiūrėti 5 paveikslėlis. Akivaizdžiai sukurta tų pačių statybininkų. Pasirodo, kad abi šios šventyklos taip pat buvo pastatytos gerokai prieš pirmosius faraonus. Visa tai taip pat rodo granito šventyklos vakarinėje sienoje esantis drenažas, blokas su tvarkingu pusapvaliu įpjovimu.
Karštame ir sausame Egipto klimate, faraonų laikais Gizos plynaukštėje, tokio drenažo tiesiog nereikia. Bet jis yra. Tai reiškia, kad šventykla buvo pastatyta tuo metu, kai buvo problemų su lietaus vandens nutekėjimu. Ir statybos datos tokiu būdu nukeliamas tūkstančiais metų atgal, į dievų valdymo laikus. Senovės egiptiečių mitologija, skirtingai nei šiuolaikinės egiptologijos versija, yra patvirtinta objektyviais duomenimis. Į visą tai taip pat rodo granito šventiklos vakarinėje sienoje esantis drenažas, blokas su tvarkingu pusapvaliu įpjovimu. Karštame ir sausame Egipto klimate, faraonų laikais Gizos plynaukštėje, tokio drenažo tiesiog nereikia. Bet jis yra. Tai reiškia, kad šventikla buvo pastatyta tuo metu, kai buvo problemų su lietaus vandens nutekėjimu. Ir statybos datos tokiu būdu nukeliama tūkstančiais metų atgal, į dievų valdymo laikus. Senovės egiptiečių mitologija, skirtingai nei šiuolaikinės egiptologijos versija, yra patvirtinta objektyviais duomenimis. Panašūs granito drenažo blokai randami ir prie šventiklos esančios netoli antrosios piramidės, vadinamosios Chafreno piramidės. Pačios piramidės šventiklos savo dizainu ir architektūra yra tokios panašios į granito šventiklą ir Sfinkso šventiklą, kad akivaizdu, jog jas sukūrė tie patys statytojai. Kita vertus, visiškai akivaizdu, kad piramidžių šventyklos negalėjo būti pastatytos anksčiau nei pačios piramidės, ir jų statybos technologijos yra akivaizdžiai tos pačios. Ir geologų išvados apie tranšėjų sienų prie Sfinkso amžiui automatiškai taikomos visiems pagrindinėms plynaukštės statiniams. Tiek šventyklos, tiek pagrindinės piramidės nebuvo pastatytos 4 dinastijos laikais, o daug tūkstančių metų prieš faraonus. Visa tai suteikė pagrindo keisti ne tik Egipto piramidžių datavimą, bet ir jų statybos tvarką. Kai kurios iš jų buvo pastatytos valdant kažkokiems dievams, techniškai labai išsivysčiusios civilizacijos atstovams ir naudojant atitinkamas pažangias technologijas. Kita piramidžių dalis iš tikrųjų buvo sukurta faraonų laikais, naudojant paprasčiausias technologijas, gana atitinkančias šiuolaikinių istorikų idėjas apie visuomenės išsivystymo lygį senovės Egipte. Pavyzdžiui, mažos palidovinės piramidės prie Menkaurės piramidės toje pačioje Gizos plynaukštėje. O trečioji dalis yra mišri versija, kai faraonai paprastų statinių statė ant senesnių statinių liekanų. Bet apie tai vėliau. Knygos, piramidės, jų kilmė ir paskirtis. Pristatomojosios dalies pabaiga. Sekančią antrą šios knygos dalį pradėsime nuo didžiosios piramidės apžvalgos.